Esu Algimantas. Dabar vyksta gyvosios pamaldos vienintelėje pasaulyje gyvojoje šventovėje. Rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje. Joje nėra nė vieno ritualo. Nereikia žegnotis, nereikia klauptis, nereikia žvilgčioti vienam į kitą, ką dabar reikia daryti, kokį ritualą reikės atlikti. O mesgi, kada atveriam save, tiesiog mūsų materialios akys užsimerkia. Mes tada panyrame į kūrėją, rojaus trybę aš esu. Ir šitas pasinerimas iš tikrųjų dvasinis ir atsipalaiduoja. Materialus kūnas, centrinė nervų sistema atsipalaiduoja. Ir akis užsimerkia. Ir nuostabu, gyvoji komunija, tai yra gyvoji malda, gyvasis bendravimas su pačiu šaltiniu ir centru, su kūrėju. Ir yra mūsų esmė, gyvenimo esmė. Nėra didesnės esmės kaip pats kūrėjas ir dar esantis viduje per savąją dvasią. Padovanoja jisai savo dvasią, minties derintoje kiekvienam. Visi turite minties derintoje. Nuo pirmo savo moralinio sprendimo dar vaikai būdami pasidalinote su draugu žaislu. Ir minties derintojas, rojaus trybės aš esu dvasia. Apsigyveno jūsų prote. Įsivaizduokite, nuo to laiko jūs turite patį kūrėjo dieviškumą. Ir jums nereikia niekur važiuoti, niekur nereikia atsiriboti, nereikia jokios bažnyčios, nes bažnyčia yra čia. Štai. Čia yra šventovė. Atvėrus esančią viduje dvasinę asmenybę. Kristus prieš 2000 metų sakė, rodydamas į save, šitą šventovę sugriausiu ir po 3 dienų atstatysiu. Tai jį norėjo akmenimis užmėtyti už tokią šventvagystę. Kaip jis gali sugriauti tokią šventovę, tokį milžinišką statinį? Jie nesuprato, jie tiesioginė prasme priėmė šitą teiginį, kad jis turi sugriauti milžinišką sinagogą. Jis kalbėjo apie tą šventovę dvasioje. Čia, šitą kūną, kurį nužudys, o po 3 dienų jis prisikels. To laukia kiekvienas mirtingasis. Laukia. Tik jisai bijo peržengti tą slenkstį. Todėl jis nustumia šitą mintį į šalį. Iškeliavimo iš šito pasaulio mintį nustumia. Bet prisikėlimo jisai laukia. Jis nori pratęsti gyvenimą. Ir nori pratęsti gyvenimą ne kančioje, ne vargose, apgaulėje, melo pinklėse, karuose, pavyde, kitų išnaudojime. Ne. Jis nori, kad būtų aplinka gera. Pats blogiausias, aš sakyčiau, nusikaltėlis. Jis nori, kad jam darytų gerą. Jis nenori, kad jam darytų piktą. Tik jisai nepažadinęs savosios dvasinės asmenybės, kuri yra ir jo viduje. Ir kūrėjo dvasia yra jo paties prote.
kad jisai per daug paniręs į ydas, dėl to tamsus jo protas daro nusikaltimus ir jisai džiaugiasi tų nusikaltimų gaunamais vaisiais, jeigu jis kyšį davė ir gavo už tai kažkokią paslaugą ar pareigas, ar atėmė kito turtą. O juk visa Lietuva turėjo išvystytą pramonę, žemės ūkį. Ir viską tie nusigręžę nuo kūrėjo prigrobė į savo rankas. Prigrobė. Už tai atsakys, aišku, ne prieš žmogiškai teismą, prieš dieviškai teismą. Mūsų angelai serafimai, daug kas yra girdėję šitą žodį, serafimas, arba jau angelas, tą žodį tikrai girdėjau. Tai štai mūsų angelai serafimai mus nuolat lydi. Registruoja mūsų veiksmus, darbus, mintis, moka mūsų kalbas, kiekvienos tautos moka, supranta mūsų mintis, turi labai panašias į mūsų jausminės gamas, gailestingumą, gėrio supratimą, meilės supratimą, neturi vienintelio baimės supratimo. O nepabudus dvasioje, mirtingajam baimė, tai yra iš tikrųjų nuolatinis palydovas. Kad tik kas nepagalvotų blogai apie tave, kad tik tai ko neatsitiktų, kad tik tai viršininkas ar mokytojas nepasakytų pikto žodžio, kad tik žmona ar vyras neišsigalvotų nieko, nesutriks jau ir taip ant siūlo kabanti vidinė kažkokia ramybės būsena šeimoje ir tarp vaikų. O dabar išvis vaikai yra kaip palaidi žvėreliai, kas savo. Ir tokį mūsų gyvenimą registruoja serafimai. Visą tą palaidą balą registruoja ir stebi. Tai įsivaizduokit. Serafimas, kuris susietas su mumis, pora serafimų, visuomet veikia 2 serafimai, mažiausiai. O kita vertus, jeigu mirtingieji yra menkai dvasiškai pažengę į priekį, tai jiems nėra ko duoti porą atskirai kiekvienam. Duoda 1 10, arba 100, arba 1000. Vieną porą. Bet ir tai sugeba tą porą užregistruoti kiekvieną to prižiūrimo 1000 mirtingųjų mintį. Kiekvieną mintelę užregistruoja. Tai jeigu jūs prigrobėt turtus neteisėtai, gamyklas sunaikinat, viskas užregistruota serafimų. Ir kada bus priimamas nuosprendis, jums asmeniškai, Paukščių tako galaktikos viduryje, mūsų šito dangaus skliausto, kuris vadinasi super visata viena, sostinėje, Uversoje, 3 dienų senieji priims nuosprendį. Tai serafimai pateiks savo visą registraciją jūsų minčių, darbų, gyvenimo.
O čia jūs galbūt nugyvenot ir tarpusavyje pagarboje, bet ten nuosprendis bus netoks, kokio gali tikėtis. Aišku, yra toks dalykas kaip neišmatuojamas kūrėjo gailestingumas. Gailestingumas turi didžiulę pakantumo rezervinę, sakyčiau, atsargą. Labai didelė. Todėl jeigu svarstyklis svyruoja, ar dienų seniesiems priimti teigiamą nuosprendį teisiamojo atžvilgiu, ar neigiamą, visuomet pasirenka to teisiamojo pusę, kad jį gailestingumu palaikytų. Bet gailestingumas taip pat turi savo ribą, kurią užbrėžia teisingumas. Teisingumas, jis yra kaip toji riba. Teisingumas neturi būti pažeistas ir jis užbrėžia ribą gailestingumo. To giluminio gailestingumo ribą. Taigi dienų senieji, o jie 3, jie pagrindiniai administratoriai viso šito dangaus skliauto, kuriame yra 100 000 vietinių visatų. O tokių skliautų yra 7. Ir jie skrieja aplink kūrėjo buveinę rojų. Ir mūsų likimą. Mes turim iš kūrėjo padovanotą likimą pasiekti jį betarpiškai stovėti jo akivaizdoje, rojuje. Ir štai čia, šitame skliaute, 100 000 vietinių visatų. Tai mūsų vietinę visatą, Nebadono vietinę visatą sukūrė Jėzus, kad jums būtų lengviau, aš sakau, sūnus kūrėjas. Ir jo partnerė, dukra kūrėja. Ir jie kūrė ir gyvastį, tik tai savo vienoje 100 000 vietinėje visatoje. Kitoje vietinėje visatoje jau yra kitas sūnus kūrėjas. Tokių kaip Jėzus yra 700 000. Tiek yra ir jų partnerių, dukrų kūrėjų, kurios pažymi kiekviena savo vietinę visatą savąją šventosios dvasios grandinę. Reiškia, šventųjų dvasių irgi yra 700 000. Taigi, serafimai mus lydi net iki pat rojaus. Įsivaizduokit. Mes esam su jais susieti ir po pažadinimo, po prisikėlimo, mes juos matysime, bendrausime, pamilsime ir jie taps mūsų nuostabiausi ir palydovai ir draugai. Betgi apie šitą dabar galima jau mąstyti. Mąstyti, kad jūs galėtumėt net ir patirti, kad serafimas jums padeda. Ir teikdamas jums kažkokių aplinkybių, darbų ir net minčių. Jūs galite su juo užmegzti ryšį ir gauti iš jų patarimų. Taip. Bet tam jūs turite pabusti dvasia, kad jūs galėtumėte patirti pirmiausia atrastą kūrėją savo viduje, rojaus trejybę aš esu, arba bent jau tėvą, kas jums galbūt daugiau įprasta. O tada jau ir
pabendrauti, išsisakant serafimui. Todėl, kokia bebūtų jūsų praeitis, kokie bebūtų darbai, jūs galite tuos blogio darbus išpirkti. Išpirkti, bet ne aukomis, kaip žydai mėgindavo išpirkti, net ir nužudimus, turtais atiduodami. Ne. Jūs turite save atverti kūrėjai, atvėrę save kūrėjai, atrasti jį savo viduje. Ir tada jūs būseną pradėsite patirti, kaip kontrastuoja jūsų poelgiai su jūsų vidumi. Ir kuo daugiau jūs save atversite kūrėjai, tas kontrastas auks. Tada jūs susimastysite. Šitaip negerai. Aš nenoriu šitaip elgtis. Ir jeigu jūs toliau gilinsite savo dvasinį ryšį ir su kūrėju, ir net galbūt su serafimu, jeigu pageidausite, jis padės jums daug kur. Tada jūs priimsite sprendimą. Keisti savo gyvenseną, keisti savo veiklą, keisti savo mąstyseną. Jūs tiesiog norėsite šito iš vidaus. Niekas jums šito negali pasakyti iš išorės. Aš jums to irgi nesakau. Aš tik tai apibrėžiu kontekstą, ką jūs patirsite. Ir tada prisiminsite, kad buvo tokių padaryta darbų. Aš turiu minty jau tuos, kurie čia dabartiniai verslininkai, turtuoliai, jau ir ne 1 milijoną turi, bet ant kokių ašarų tai sukrauta. Štai tada ateis toje akimirka, kai jūs norėsite atsiskaityti su jūsų pačių nuskriaustais, apvogtais ir net sugriautų fabrikų, lygiai taip pat tokiais pat savininkais kaip ir jūs, tik jie būtų galėję tapti savininkais teisėtai, o jūs tapot neteisėtai, prisigrobę. Štai jūs norėsite tada ir su jais atsiskaityti. Jūsų vidus tą diktuos. O kaip atsiskaityti? Jums padės tada surasti tas sprendimo gijas, tie kūrėjo dvasia esant jūsų viduje, minties derintojas, tiek jūsų pačių pažadintas dvasinės asmenybės protas, kuris yra išminties protas, nesavanaudiškas, ne gyvulinės kilmės, ne žvėries protas. Ir pats serafimas jums taip pat padės. Suorganizuos susitikimus su tais žmonėmis, kuriuos jūs nuskriaudėt, apvogėt. O jūsų vidus jums pasakys, kaip su jais jūs galėtumėt atsiskaityti, užlygintą jiems padarytą skriaudą. Jeigu nebebus tų mirtingųjų, jie bus iškeliavę, bus jų galbūt paveldėtojai, galbūt jie turės kokių nors palikuonių, tuomet tai priklausys jiems. Nes jums tie turtai, tie milijonai
nepriklauso, kol jie yra neišskaistinti širdies, neišskaistinti dvasinės asmenybės. O tada 3 dienų senųjų nuosprendį su Versoje jums tikrai bus palankus. Niekada nereikia prarasti vilties, kad jūs galite tapti geresnis. Visada gėris yra stipresnis, galingesnis už blogį. Ir jeigu jis jau kartą pradėjo kirbėti jūsų viduje, atsiduokite jam, atsiduokite. Jūs keisite savo gyvenseną ir gyvenimą. O kada atrasite Kūrėją savo viduje, o jeigu dar gimsite iš dvasios, pamatysite prasmę Kūrėjo akimis, Jėzaus akimis. Jumise bus dieviškasis Kūrėjo suteiktas dvasinės asmenybės proto viešpatavimas, gyvulinio proto mąstymo atžvilgiu. Kiti jūsų nesupras, nesvarbu. Kūrėjas jūs iš vidaus supranta. Ir serafimai supranta iš vidaus jūs. Visas jūsų emocijas, išskyrus baimę. Todėl ir jūs nebijokit. Net ir šiandieną gal aplankančios jūs sąžinės graužaties. Tiesiog atsiverkite nuoširdžiai Kūrėjai. Išsiliekite jam savais žodžiais. Tai bus jūsų komunija su Kūrėju. Ne tas paplotėlis, ostija, kurį uždedant liežuvio kunigas. Čia ritualas. Jūsų komunija turi būti su Kūrėju širdimi. Jėzus aiškino apie dangaus karalystės įkūrimą širdyje, dvasioje, dvasinėje asmenybėje. Jums belieka tik tai gyventi prasmingai su Kūrėju ir patirsite ir ramybę, ir palaimą, ir vis labiau augantį gyvybingą ryšį su pačiu Kūrėju, kuris jūs stiprins. Jūsų išmintis pagilės ir jūsų verslas sustiprės. Kūrėjas nenori jūsų verslo neatimti, neižlugdyti. Jis nori, kad jūs būtumėte doras verslininkas, kaip ir doras politikas, doras prezidentas, doras premjeras, doras ministras. Jis nori tik tai, kad jūs vestumėte žmonės į geresnį gyvenimą meilėje, teisingume, gailestingume, grožyje, gėryje, ramybėje. Vadovaudami vieni kitiems pagal savo statusą, bet pasirinkę Kūrėją aukščiausiųjų vadovų. Ir tik Kūrėją. Tik tokioje šalyje bus darna, ekonomika, politika, šeima. Tik tokioje šalyje bus ramybė, taika. Aš esu taikos princas.
kaip Kristus įžengė į Jeruzalę, jodamas ant asilo, kaip taikos princas, kai laukė žydai Mesijo, kaip karžygio, išvaduotojo iš pagonių jungo. Jis įžengė kaip taikos ir ramybės princas. Dėl to ne ant žirgo, kaip karvedys, o ant mulo. Kumelės ir asilo hibrido. Tai aš tęsiu Jėzaus misiją, Saibabos misiją. Ir esu taikos princas. Ta, ką aš sakau, yra kūrėjo gyvasis žodis. Jis tinka visiems visada. Kiekvienas gali tapti geresnis, kad ir koks geras buvo prieš akimirką. Aktyvesnis, kad ir koks aktyvus buvo prieš akimirką. Ir šviesesnis, kad ir koks šviesus buvo prieš akimirką. Kūrėjas yra ir mokytojas. Begalinis mokytojas. Ir serafimai yra mokomi. Ir visoje kelionėje į rojų mes būsime mokomi atitinkamo lygio dvasinių mokytojų. Lygis auga, dvasiniai mokytojai bus taip pat aukštesnio lygio. Mes keisime vienas po kito pasaulius, kiekvienas pasaulis bus mokymo ir mokymosi universitetas mums. Ir vis aukštesnio laipsnio. O kūrėjas yra viso kūrinijos universiteto įsteigėjas, šaltinis ir rektorius. Mokykitės, mokykitės ir dar kartą mokykitės. Niekada šito jūs neužbaigsite mokslo. Kūrinyje yra nepažini iki galo. Joje yra per daug sudėtingų įvairių iššūkių. Ir šitie iššūkiai mūsų pasaulyje yra kaip vaikų darželėje palyginus su dabartiniu mūsų gyvenimu žaidimas smėlio dėžėje. Vaikams tai atrodo, tas žaidimas yra jų realus gyvenimas. Taip, jis yra realus jų lygiu, jų mąstymu. Tai mūsų šitas pasaulio žaidimas taip pat yra kaip vaikų darželis, dvasios matu matuojant. Nes mums bus vis aukštesni, sudėtingesni uždaviniai po prisikėlimo. Tada reikia ruoštis. Ruoškitės. Apsivalymas viduje vis tiek bus kiekvienam, kuris neatsisakys savo laisvą valią žengimo gyvajame kelyje. Jeigu priims sprendimą atsisakyti šito gyvojo kelio, jo tapatybė bus sunaikinta. Ir niekada daugiau jisai nebeegzistuos kūrinyje. Jokio antro prisikėlimo nesuteiks. Ne vienam iš jūsų. Todėl nerizikuokite. Pradėkite mokytis dvasinių dalykų jau dabar. O tie dvasiniai dalykai tai yra jūsų vidinis dvasinės asmenybės pažadinimas, kad vėliau materialiais gėrio darbais jūs puoštumėte ir Lietuvą, ir žmoniją. Ir be pabaigos. Štai tada jums padės serafimai ir apvaizdos kiti nariai. Ta aš jums garantuoju.